Tai tęsėme mūsų po neilgos pertraukėlės mūsų susibūrimą, mūsų renginį apie vakarų Lietuvos jūros srities moteris partizanės. Ir pats pavadinimas šio renginio buvo būtent jūros srities atvejais, moteris partizanės jūros srities atvejais. Ir būtent mes pabaigai ir pasilikome, kad šį darbą pristatytų Andrius Tumavičius iš Genocido rezistencijos tyrimo centro. Mes kartu daug dirbome, išnagrinėjome link 200 biografijų moterų, Žemaitijos krašto moterų. Ir dabar norėčiau pakviesti Andrių, kad jisai būtent ir pristatytų, kuogi skiriasi būtent jūros sritis Žemaitijos kraštas nuo Aukštaitijos, nuo Suvalkijos ar Dzūkijos. Ir kuo skiriasi, kuo panašus buvo ir ką mes galime pasakyti naujo. Tai prašau, Andriau. Labą dieną visiems susirinkusiam. Man jau 3 metus iš eilės tenka laimė ir garbė per šitokį pobūdžio baigiamą renginį pristatyti mūsų, pavadinkim, komandas, atliktą darbą ir papasakot žmonėm susirinkusiam, ką mes ten nustatėm, ką mes atradom. Kai ko gal iškart pasakysiu, kažko naujo mes čia revoliucinga nieką neižvelgiam, tačiau mes galim konkrečiai patvirtinti kelias nuomonės, kelias hipotezes arba versijas pasitaikančias mūsų istoriografijai, kurios buvo tik, sakykim, tokias kol kas tik tai bandymai žvelgti lygmenį, o dabar mes jau empiriniais tyrimais, faktinė medžiaga ir šitų kovotojų biografijų analizės pagrindų galim jas patvirtinti. Taigi, pirmiausiai, ko mes siekiam šitų tyrimų? Šitų tyrimų mes siekiam nupaišyti kolektyvinį, bendrą Lietuvos partizanės paveikslą. Kitaip tariant, mes nagrinėdami atskiras biografijas stengiamės į vieną visumą sudėti gautą informaciją ir jos pagrindu atsakyti klausimą, kas buvo Lietuvos partizanė. Kad atliktumėm šitą darbą, mes išsikėlėm šiam jau tyrimo etape 13 klausimų. Iki to mes keldavom 12 klausimų, bet vėlgi pastebėjom tendenciją, kad didžioji dalis moterų, prieš tapdamas partizanėm, vienaip ar kitaip buvo susijusias su antisovietiniu pasipriešinimu. Tai yra, buvo rėmėjas arba ryšininkės. Ir norėdami kaip šitą savo pastebėjimą pagrįsti arba paneigti, mes įsivedėm dar vieną papildomą klausimą, nagrinėdami Žemaitiją ir Viduje Lietuvą. Ir toliau pamatysim, kas mums pavyko iš to klausimo, sakysim, išsiaiškinti ir ką pavyko mums suprasti. Pirmiausiai, vėlgi, bendram kontekstui, kad antisovietinis pasipriešinimas Lietuvai prasideda 44 metų vasarą, iš karto lygiai grečiai su tuo, kai mūsų kraštą okupuoja sovietų kariuomenė. Ir jinai eina iš rytų į pietus, po to į vakarus ir pirmiausiai viskas prasideda Aukštaitijoje, Pietų Lietuvoje ir 44 rudenį jau apima ir Žemaitiją. Bendras pasipriešinimas, kuris kuria spontaniškai, kurias būriai, tie būriai daro kažkokius centralizacijas, jungiasi stambesnius vienetus, vadovybė leidžia įsakymus, nurodymus ir panašiai. Ir jau, kaip kolegė sakė, jau pačioj pradžioj moterų vieta tuose partizanų būriuose yra aptariama nuo pat 44 metų. Iš vis skaičiavimais apie 50 000 žmonių priklausė partizanam. Iš jų, kaip minėjo Enrika, apie 13% būtų moteris. O dabar vėl bendrą konteksto supratimui ir nuskambėjus šiandien tą dainą yra labai, kaip sakykime, tema. Dabar kaip partizanai įsivaizdavo tą iškovojimą?
Nes daug kartų tenka išgirsti klausimą, o kaip? Nu tai ką jie, ar nesuprato, su kokia didinga, didžiulė ir baisiai jėga turi reikalą. Jie suprato, bet puikiai suprato ir vylės, kad kils karas tarp vakarų ir sovietų, kad vakarai neapsikęs tos tironijas ir jie tikrai kažką darys ir kažkokiom jėgom jie čia ateis. Ir reiškia, vakaruose tvenkęs karo audras, jos jau ten matos, girdis ir jos pereis per Lietuvą. Ir tuo metu, kai jos eis per Lietuvą, mes turim būti pasiruošę tam, kad šitom kovos sąlygom atstatytumėm savo nepriklausomybę. Tai šitoj dainoj nuskambėjo tie visi viltis apie atplaukiančius laivus, tai yra tai, kad ateis iš vakarų ta pagalba, ateis ta parama. Ir po to tas, kad jeigu tušti laiveliai, tai tegul jie plauk ten kažkur toliau, yra vėl tai, kad palaipsniui tikėjimasis tuo seka. Ir partizanai suvokė, kad jie, kaip bebūtų, jie yra vieni. Jie vis dar tikėjos, bet jau tas tikėjimas buvo žymiai žemesnis. Taigi, o dabar jeigu grįžtam prie mūsų tyrimo, tai mūsų tyrimo erdvė tai yra apimtų Žemaitiją, tai ir Žemaičio apygarda ir partizanų apygarda, bei Vidurio Lietuvą, tai yra Prisikėlimo apygarda. Iki 48 metų, aišku, ten buvo šiek tiek kitokia struktūra, kol nesusikūrė Prisikėlimo apygarda, bet iš esmės tai yra dalis Kėdainių apskrities, Radviliškis, Joniškis ir panašiai. Iš vis mes išsinagrinėjom 241 moterų biografiją. Iš karto galiu pasakyti, kad šitoj erdvėj jų yra daugiausiai. Aukštaitijoje buvo 196, Suvalkijoje ir Dzūkijoje 169. Tai darytina prielaida, kad kažkokias sąlygas lėmė tai, jog moteris jūros srities erdvėj į partizanų gretas jungės daugiau nei likusioje Lietuvoje. Ir tai irgi yra susiję ir su pirminė analizė iš tos mūsų vadinamosios duomenų bazės, tokios kurtos partizanų duomenų bazės, kai išsifiltravom, pasirodė, kad procentaliai jūros srity moterų yra daugiau nei visoje Lietuvoje. Ir tas, mūsų tyrimo aspektas, kaip po tai ir patvirtintų. Toliau, kaip jau minėjau, mes išsikėlėm klausimus. Vienas iš pagrindinių yra motyvacija. Tokių, kodėl tu mergaitė ar moteriškė nutarėjai pasitraukti mišką ir kovoti su ginklu rankui. Kalbėti apie motyvaciją yra sunku, nes tai ji nepasiduod skaičiam. Pavyzdžiui, kaip kažkoks tai skaičiavims išsilavinimą, kai mes galim suskaičiuoti pradinį išsilavinimą, turėti 20, aukštąjį 5 ir išvesti kažkokius vidurkius. Šiuo atveju kalba eina apie žmogaus vidų. Šiuo atveju kalba eina apie tai, apie ką mes galim daugiau mažiau tik numanyti ir spręsti. Ir matydami tą keblumą mes priėjom tokias išvadas, kad kiek galima priartinti prie realybės būtų tą motivaciją suskirstyti į tokias dvi dalis. Tai yra vidinė motivacija. Reiškia, kai žmogus neturi kažkokiu tai iš išorės jokių spaudimų. Reiškia, moteris ar mergina pasako dažniausiai man su sovietais nepakeliui. Ir jinai išeina kovoti. Kai moteris ar mergina pasako, mano pareiga kovoti už Lietuvą ir aš išeinu į mišką. Tokių yra, kaip čia, apie aš pasimečiau. Įstojo savanorių 3 procentai Žemaitijoje. Žemaitijoje jie tokių savanoriškai įstojusių 3 procentai. Reiškia tų, kurias pastumėja kažkokie tai vidiniai įsitikinimai. Aišku, didžioji dalis tai yra tos, kurias jau pastumėja tą antrą mūsų motyvacijas liniją, tai yra išorinė motyvacija. Kai jau kažkas yra miške, kai kažkas kviečia merginas į mišką,
kai merginas yra persekiojamas ir jos stengdamasis išvengti represijų traukiasi mišką. Arba kai giminės yra ištremiami, jos kažkokiu būdu išvengti rėmimų liek vienas ir jos suprant, kad miške būt, kaip bebūtų, gal dabar ir keista mums, yra saugiau nei, kaip tada sakydavo, kur tu ten per to žmonės vaikščius, atei geriau pas mumis į mišką. Ir tokių yra didžioji dalis. Praktiškai vengiančių represijų, tų, kurių artimieji buvo partizanų gretose ir jie, sakykime, patraukė, kur partizanai įtraukė ir panašiai. Kitaip tariant, didžioji dalis įstojusių moterų buvo vedinos sąlygų, kurios buvo iš išorės. Nors čia vėlgi šnekėti apie tai, kad tik viena iš priežasčių galėjo tapti tuo, kas pastumėjo moterį partizanus. Pavyzdžiui, kad ir ta idėjinė pusė, aš nekenčiu bolševikų, aš su jais kovosiu. Dažniausiai greta to jau kitas, tai yra represijų baimė, tai yra artimųjų represijas ir panašiai. Kitaip tariant, apsisprendimą tapti partizanę lemia kelių priežasčių kompleksas. Ir mes šito tyrimų tai pagrindžiam, o šitą įžvalgą padarė Kęstutis Girnius dar 89 metais išeivijoje išleidęs knygą apie partizanų kovas, kuris gan aiškiai pasako, kad stodami į būrius žmonės dažniausiai vadovavos keliais sumetimais. Taigi mes šitą jo teiginį pagrindžiam jau empirinių tyrimų. Vėlgi, artimųjų įsitraukimas į ginkluotą rezistenciją. Vėl 60% artimųjų jau dalyvavo antisovietiniai rezistencijai. Tai reiškia, kad šitų būsimų partizanių vyrai arba broliai dažniausiai buvo miškuose, arba jų šeimas partizanus rėmė. Vėlgi, tų, kurių nedalyvavo, kaip matom, yra 30%. Tai reiškia žymiai mažesnė dalis. Toliau partizanių šeimų narių represavimas. Aiškinomės, kiek partizanių šeimų buvo represuotos. Ir vėlgi paaiškėjo, kad didžioji dalis jų buvo patyrusias represijas. Tai reiškia, jų artimieji arba buvo suimti ir nuteisti, arba buvo ištrimti. Ir vėlgi tai susisiekia tiek su motyvacijos problema, kad didžioji dalis eini partizanus stumiamas kažkokiu aplinkybių, lygiai su to pačiu pjūviu, kad didžioji dalis partizanių artimųjų buvo įsitraukę vienaip ar kitaip į pasipriešinimą sovietam. Analogiškai didelė dalis jų buvo giminaičių buvo represuotas. Dabar vėlgi funkcijos. Kągi partizanės, kągi moteris veikia partizanų būriuose. Kalbėti apie tai, kad jos užsiėmė vien išimtinai kažkokią ūkinę veiklą, tikrai negalim. Ir jau turėdami duomenis tiek iš Aukštaitijos, tiek iš Pietų Lietuvos ir iš visur, mes aiškiai matom, kad nemaža dalis jų buvo ginkluotas. Ir jeigu mes žiūrim čekisto ataskaitas apie karinės čekistinės operacijas, mes vėlgi matom tai, kad jos ne vien tik, kad turėjo ginklą formaliai, bet jos juo ir naudojos. Tai reiškia, jos dalyvavo šaudymuose, susišaudymuose, dažniausiai jos tą ginklą naudodavo tuo metu, kai būdavo aptinkamas jų stovyklavietės arba bunkeriai. Kitaip tariant, jos lygiai su vyrais naudoja tą ginklą, turėjo ginklą ir panašiai. Kas pavyzdžiui, jeigu kalbėtumėm apie Latvijos atvejį, tai pagal latvių mokslininkų nagrinėjimus, moterys ir ginklas pas latvių partizanus buvo nesuderinams. Moteris ten ginklą neturėjo ir šiaip jų buvo žymiai mažiau. Iš esmės vėlgi, jeigu mes žiūrim pačių moterų atsiminimus arba medžiagą esančių jų apklausos protokoluose, tai
motyvai ir to, ką tu ten veikia, yra labai paprasti. Dažniausiai jos sako, viriau valgį, tvarkiau drabužius. Sakysim, atlikau ūkinės funkcijas. Bet gan dažna pasako, kad man davė ginklą ir apmokė elgtis. Kai kurios pasako, partizanai man pasiūlė ginklą, o aš pasakiau, ne, gal ne. Ir jie per daug neprieštaravo ir aš toliau ten kažką dirbau, kažką dariau, žodžiu, padėjau vyram. Taip pat moteris buvo ir štabų darbuotojas. Pavyzdžiui, Aluzaitė Monika, jin buvo štabe, pasakinkim, mašininkė. Kaip jin savo dienoraštį rašo, vienintelis, aš esu varga aparatų, kurį gyda rašomosios mašinėlės tuksenims. Kitaip tariant, jin ant rašomosios mašinėlės spausdina daugybę kopijų, atsišaukimų, pogrindinės spaudos ir panašiai, jin perspausdindavo įsakymus ir visą tavo, sakysim, raštvedybos darbą vykdė. Visas jos gyvenims buvo vienam, kitam, trečiam bunkerį. Ten, kur kelias štabai su bunkeriu, ten ir jin. Kitas moteris dalyvaudavo ir, sakysim, ūkinėse operacijose, apie tai, kad jos eitų į pasalas arba į kažkokius dar kovinius veiksmus, dažniausiai ne, nes vėlgi yra ne viens jų pačių liudijimas, kad partizanai vykdyti užduotį, o mumis paliek bunkerį. Kitaip tariant, jos vykdė viską, ką jom liepdavo vadovybė ir visą tai, ką diktavo reikiamas sąlygas. Amžius. Vėlgi, su amžium mes kol kas dar neišsiaiškinom galutinai, kaip mes, sakysim, jas grupuosim. Šiuo atveju mes grupuojam gimusias iki 18 metų ir gimusias po 18 metų. Tai yra moteris, kurios, sakysim, brenda iki nepriklausomas Lietuvos ir moteris, kurios subrenda jau nepriklausomas Lietuvos sąlygom. Kitaip tariant, tai merginas, kurias išugdė Lietuvos mokyklą, kuriuom buvo įdiegtas lietuviškas vertybės ir buvo įdiegtas bendras supratims apie Lietuvą kaip tėvynę ir panašiai. Taigi didžioji dalis jų yra gimusios po 18 metų. Čia vėlgi skirtumų nuo likusios Lietuvos dalies nėra jokių. Lygiai taip pat ir Aukštaitijoje, ir Pietų Lietuvoje didžiąją dalį partizanių sudarė jaunas merginos. Socialinė kilmė. Vėlgi turbūt jau iš senų laikų žinoma, kad partizaninis karas tai yra kaimo karas. Pirmiausiai kaimo žmonių, ūkininkų ir jų vaikų pasipriešinims sovietam. Apie tai šnekėjo ir Ramanauskas Vanaks savo atsiminimuose, tai sakė ir Baliukevičius Zuk savo dienoraštį. Ir mūsų tyrims vėlgi pilnai tai patvirtina, kad reiškia didžioji dalis buvo kilusias iš ūkininkų. Ir pagrindinis trečdalis su viršum, tai yra 36%, kilusias iš vidutinių ūkininkų. Tai yra iš tos plačiausias tarpukario ūkininkų, sakysim, aplinkos. Nes tuo metu vidutiniai ūkiai sudarė iš vis Lietuvos ūkio pagrindą. Todėl nenuostabu, kad vidutinių ūkininkų dukras daugiausiai įsijungia į tą pasipriešinimą. Stambių ūkių yra, kaip matom, 11%, iš smulkių 6%. Ir jeigu žiūrėtumėm į tas 3 linijas, tai mes pamatytumėm veidrodinį Lietuvos visuomenės, tiksliau Lietuvos ūkininkų atvaizdą. Pagal 30 metų surašymą duomenis pagrindą sudaro vidutiniai ūkiai, kurių buvo virš 50%, toliau ėjo stambūs ūkiai apie 30% ir mažiausiai buvo smulkių ūkininkų. Kitaip tariant, šitą kreivę visiškai atitinka bendrą ūkininkų, sakysim, vaizdą. Išsilavinimas. Vėlgi, pagrindinis partizanių išsilavinimas tai buvo pradinis, tai reiškia tas
privalomasis minimums, kurį nustatė tuometinį Lietuvos švietimo sistemą. Visiškai tipinis ūkininką vaiką išsilavinims. Pradinė mokykla, tavo gautų žinių užteks tam, kad tu oriai ir tvarkingai galėtum ūkininkauti. Vėlgi, kadangi didžioji dalis jų yra ūkininkės, todėl nieko nuostabaus, kad pagrindinis išsilavinimas yra pradinis. Lygiai taip pat yra visoje Lietuvoje. Šiek tiek išsiskiria, aišku, Suvalkija, kurioje buvo didesnė dalis aukštą išsilavinimą ir vidurinį išsilavinimą turinčių merginų ir moterų. Bet vėlgi skaičiai yra labai artimi ir labai vienodi. Taip, šeiminė padėtis. Žemaitija išsiskyrė tuo, kad žymiai, sakykime, gal ne žymiai, bet ženkliai didesnė dalis moterų buvo susituokusios nei likusioje Lietuvos dalyje. Jeigu mes čia turim 35% susituokusių ir 17% nesusituokusių ir didelę dalį nenustatytą, kitaip tariant, apie didelę dalį merginų ir moterų šeiminę padėtį mes neradom dokumentų, nes dažnai mes turim tik tai vardą, pavardę ir šutės datą. Tai vis tiek, kaip bebūtų, susituokusias moteris sudaro didumą. Ir tai matęs praktiškai iš karto, kai mes pradėjom tik tai dirbti, kai tik išsifiltravom pavardės, taip jau trumpai tariant, ienių pasirodė žymiai daugiau nei likusioje Lietuvoje. Jeigu mes žiūrėtumėm į Aukštaitiją, Pietų Lietuvą, tai šitie skaičiai būtų atvirkšti. Susituokusių būtų ten nepilni 17%, jų būdavo ten 10-12%, o nesusituokusių būdavo daugiau kaip pusė. Vėlgi dabar kiltų klausimas, kodėl? Kodėl? Vienas iš paaiškinimų, gal tai, kad pasipriešinims sovietam čia prasidėjo šiek tiek vėliau nei likusioje Lietuvoje ir per tą laiką susiformavo kažkokias ypatingas sąlygas. Kažkokias ypatingas sąlygas, kurių mes dar šiame etape ir šiuo momentu pasakyti negalim. Bet kažkas yra tokia, kas aiškiai tai išskiria. Iš kitos pusės yra Dainiaus Noreikas disertacijoje įžvalga apskritai apie pasipriešinimą Žemaičių apygardoj organizavimo ypatumus. Tai reiškia, kad jis išnagrinėjęs duomenis prie išvadas, kad Žemaitijoje remiamasi LLA struktūra. Tai reiškia, kad kovinius dalinius sudaro ypatingai pasišventę vyrai ir jų yra mažuma, o visas pasipriešinims antisovietinis remės plačių organizacinių sektorių. Tai yra žmonėm, kurie gyvena legaliai, bet tuo pačiu metu priklauso pogrindžiui, atliek funkcijas ir vykdo savo darbus, kurių iš jų reikalauja vadovybė. Ir šitie žmonės tik tai spiriami didžiausias jau nevilties arba visiškai prispausti aplinkybių traukiasi į mišką. Gal ir taip, gal ir tame glūdi atsakyms į šitą klausimą, kodėl ištekėjusių moterų, o kaip taisyklė kartu su savo vyrais išėjusi į partizanų gretas. Nes vėlgi atsiskleidž vėl toks tipinis išėjimą į mišką kelias, kai apklausiama moteris į klausimą, kaip tu patekai į mišką, sako, mano vyrs priklausė antisovietiniai organizacijai, sakysim, 45 metų. Priklausė, ten kažką darė, aš nelabai žinau ką, bet jis kažką darė, 46 metais suėmė ten kažkokį kaimyną, kuris irgi priklausė organizacijai, ir vyras supratęs grėsmę savo pasakė, dabar aš einu į mišką ir tu eisi su manim. Tai yra pakankamai tipinis moters patekims į būrį.
gal jeigu šnekėti apie Aukštaitiją, tai šiek tiek skiriasi niuansai. Ten daugiau vyrai išeidavo 45-46 metais ir moteris jau po kurio laiką pačias pajutusią spaudimą, jau vyrui prapartizanavus kurį laiką, tada būdavo pasikviečiamas arba pačias įsiprašydavo. Bet kad taip, šiandien išeinu aš, o tu su manim, Aukštaitijoje arba Pietų Lietuvoje yra retesnis atvejis nei Žemaitijoje. Atitinkamai mes turim didesnį procentą moterų turėjusių vaikų. Mes turim čia 21, jeigu likusioje Lietuvos daly ten nesiekdavo 15-12. Neturėjusių vaikų 50%, tai čia irgi yra labai jau panašus į tą bendrą skaičių. Šiuo atveju nenustatyta, pas mumis yra Vakarų Lietuvoje mažiau nei kitur. Bet vėl, tai tiesiog yra susijęs su tuo, daugiau ištekėjusių moterų išeina į miškus, reiškia didesnė tikimybė, kad jos turėjo vaikų. Dar tokį pastebėjimą galiu pasakyti apie poras, kurios susitokė partizanaudamas. Šitam tyrimo etape mes jų turim berods 15 ir 10 iš jų tai bus Žemaičių apygarda. Kažkodėl. Prisikėlimą apygardoj tokia dalyka nėra. Ir jeigu šnekėt apie prisikėlimą apygardą kaip atskirą erdvę, tai prisikėlimą apygardas tai yra Vidurio Lietuvos. Skaičiai tiek turinčių vaikų, tiek susituokusių bus artimesni, pavyzdžiui, Aukštaitijai nei Žemaitijai. Dėl to ir iškyla toks pagalvojimas, gal tas frontas sustojims ir tie porą mėnesių kažką ir sukėlė, nes tai, kas buvo užimta sovietų 44 vasarą, praktiškai yra identiška tiek Aukštaitijai, tiek Pietų Lietuvai. Pagal profesijas vėlgi, ūkininkės. Yra didžiausia dalis iš nustatytų 43% yra ūkininkių. Yra mokytojų, moksleivių, medikių, studentė, man atrodo, 1 ar 2. Iš esmės, niekom nesiskiria nuo likusios Lietuvos dalies. Didžiausia dalis tai yra ūkininkės. Stambesnės, mažesnės, didesnės, bet ūkininkės. Medikių yra pakankamai irgi vienos skaičius kaip su Aukštaitija, bet jeigu čia pridėtumėm Suvalkiją, tai jis yra žymiai mažesnis, nes viena iš Suvalkijos ypatumų, tai yra Tauro apygardos erdvė, buvo tai, kad jie tą medicininę tarnybą buvo labai išplėtoję ir medikų jie turėjo pakankamai. O čia vėlgi viskas yra tipinis Lietuvos paveikslas. Įsitraukimo ginkluota rezistencija dinamika. Geltona linija rodo bendrą įsitraukimą į pasipriešinimą Lietuvoje, tai pikų būtų 45, 46 metai, o po to prasideda nuolatinis, sakysim, mažėjims to įsitraukimą. Taigi, Žemaičio apygarda išsiskirtuom, kad didžiausias piks tai yra 48 metai. Jeigu mes kalbėtumėm apie Aukštaitiją ar Pietų Lietuvą, tai ta linija buvo pas mumis identiška. Didžiausia dalis moterų įsitraukė į pasipriešinimą 45 arba 6 metais. Ir paskui nuosekliai mažėja. Šiuo atveju mes didžiausią įsitraukimą turim 48 metais. Vėlgi, darytina prielaida, kad 48 metai tai yra operacija Visna. Tai, kai didelė dalis partizanų rėmėjų, o mes jau matėm, kad didžioji dalis rėmė partizanus, arba buvo ryšininkai, arba kažkokiu būdu buvo susijęs su ginkluotų pasipriešinimu, ir kad po šitų trėmimų susidarė vėlgi kažkokias sąlygas, kad moteris išėjo į mišką. Bet vėl, tai kažkodėl tai labiau tiktų Žemaitijai, tai yra Kęstučio ir Žemaičio apygardai. Prisikėlimą apygardą vėlgi labiau ir artimiau toj kreiviai yra Aukštaitijai. Tai va čia dar mums liko klausims, kodėl. Bet taip, Žemaitija įsiskiria šito, sakykime, pjūvių gan ryškiai.
Va tas dabar mūsų naujasis klausimas. Ar vykdė rezistencinę veiklą iki tapdamas partizanėm? Jis yra svarbus to, kaip jau sakiau, tuo, kad tiek istoriografija, tiek ir mes, nagrinėdami tą visą tematiką, įžvelgiam tiesioginį, sakysim, ryšį su partizanių keliu. Kad jos ne iš bet kur, ne šiaip, vat, vieną dieną nutariau ir išėjau mišką, ne, jos pradeda savo kelią nuo mažyčių žingsnelių. Tai yra nuo maisto padavimo, nuo prieglobsčio suteikimo, paskui nuo raštelio nunešimo į gretimą kaimą, paskui nuo raštelio nunešimo į tolimesnį kaimą, paskui nuo tapimo ryšininkė ir priėmimo priesaikas, iki represijų grėsmės, padažnėjusio persekiojimo ir tampimo po visas tribelnyčias, iki to, kol jin suprant, kad viskas. Arešts arba mišks ir dauguma jų rinkos mišką. Tai, kad nueit ir prisipažinti, nu taip, aš va tokią darykit su manim, ką tikinti švelnesnės bausmės, nu gal vienetiniai atvejai, o dabar manęs paklausimėt, aš tokį ir nepasakyčiau. Dauguma jų pasirinkdavo partizanės kelią. Ir norėdami tai mes patvirtinti arba paneigti, mes įsivedam tą pjūvį ir matom, kad praktiškai 43% jų buvo kažkom susiję su partizanais iki sakysim, jau išėjimo į mišką. Ir vėlgi lygiai tą patį, kad žmogus palaipsniui įvedins gyvenimą aplinkybių išeini mišką, tą pačią įžvalgą pateik ir Girnius. Jis ten visiškai pažingsniui aprašo tą tapimą partizanų ir šit, sakysim, mūsų pjūvis patvirtintų gerbiamą Girniaus įžvalgą. Vėl likimai. Iš esmės, moterų likimai ėjo dviem keliais. Arba žūt, arba būti suimtai. Legalizacija, išsislapstims, pragyvenims, sakykime, su padirbtais ten dokumentais buvo vienetai, kurios pasirinkdavo legalizacijos kelią. Žemaitijoje mes čia turim, iš vis neturim, daugiausiai buvo pietų Lietuvoje, bet irgi buvo 3 ar 4 iš 169. Aukštaitijoje ir buvo kelias iš 190 kelių. Čia bent mes neradom nei vienos, kur būtų tikslus konkretus duomenys, kad jin legalizavos. Būdavo, kurios būdavo užverbuotas, bet vėl tai yra vienetai. Iš esmės tai yra žūtis arba areštas. Žuva 40%, areštuota 43%. Jeigu žiūrėtumėm likusią Lietuvą, tai procentai praktiškai yra identiški. Todėl vėlgi darytina išvada, kad moteris patekusi partizanų gretas iš esmės turėjo 2 kelius. Arba būti areštuotai, arba žūti, arba iškovoti pergalę ir gyventi laisvoje Lietuvai, tai ko jos ir tikėjosi. Ir dabar baigiant, iš viso to, ką mes čia aptarėm, ką mes išnagrinėjom, gautus tokia kolektyvinė jūros srities partizanės biografija. Dabar kas jin tokia buvo? Tai buvo lietuvė, 20-metė ūkininkė, baigus pradžios mokyklą, nesusituokus, neturinti vaikų. Čia galim dėti tokį didelį klaustuką. Ar Žemaitijoje labiau tipinė buvo susituokus ir turinti vaikų, ar ne? Jei remtumėmės vien tik tais duomenim, kuriuos čia matėt, sakytumėm susituokus ir turinti vaikų. Bet mes turim dar didžiulį gabalą nenustatytą. Todėl mes taip negalim grubiai pasakyti, kad taip. Todėl aš jau čia išdrįsau palikti, kad kaip bebūt nesusituokus ir neturinti vaikų. Nors čia yra didžiulis klausimas. Šeimos nariai dalyvavo ginkluotai rezistencijoje, rezistencinę veiklą pradėjo kaip rėmėja ryšininkė, vykdė tiek ūkinės funkcijas, tiek dalyvavo ginkluotai kovoj ir areštuota arba žuvus. Ir visą šitą biografiją iš esmės atitink tiek Aukštaitiją, tiek Pietų Lietuvą. Jokių
kardinalių, sakykime, pokyčių, ar tai užsiėmime, ar amžiui, ar likimuose, ar kur nėra. Kitaip tariant, kadangi Lietuva praktiškai, sakykime taip, jau visa Lietuva buvo apimta pasipriešinimą, tas pasipriešinims, tiksliau ne pasipriešinims, o kova prieš jį buvo vienoda bolševikų. Todėl ir manau visi tie partizanai, jų likimai, jų gyvenimai yra labai vienodi ir tuo pat metu labai skirtingi. Ir dabar jau turėdami visą tą bendrą Lietuvos vaizdą, mes tęsim savo tyrimą ir manau, kad po kurio laiko mes galėsim dar tiksliau, aiškiau ir baigčiau atsakyti savo išsikeltus klausimus ir apskritai patikslinti šitą paveikslą, o gal dar netgi žvelgti kažkokių naujienų. Taigi tiek, ir ačiū uždėmesį. Ačiū Andriui. Ir dabar atėjo laikas diskusijoms ir diskusijoms toksai prašymas, kas užduos klausimą, aš paprašysiu ateiti čionai į priekį, kad filmuojant nesimatytų nugaro, matytųsi priekį žmogaus. Tai čia toksai prašymas, o dabar galite klausti visų buvusių pranešėjų, diskutuoti, bandysim atsakyti, bandys kažką naujo pasakyti. Į priekį ateikite. Sveiki. Kaip tik paskutinio lektoriaus norėjau paklausti, tai čia turbūt ateities darbas bus, daug kur buvo diagramoje parodyta nenustatyta. Tai pagal pavardės, istorijos archyvose, taip turbūt čia darbas ateičiai bus, kad galima būtų patikslinti tuos duomenis apie socialinį statusą, šeimas ir panašiai. Ačiū. Aš gal be mikrofono. Nesigirdės ten, supratau. Taip, čia būtų tolimesnis mūsų etapas, nes vėlgi, kadangi šitą projektą mes darom su vyriausybės pritarimu ir palaiminimu, mes esam labai riboti laikę. Tai vat šitą 200 su viršum biografijų mes išsinagrinėjom pradėję kokį gegužės mėnesį, kai gavom pasakymą, kad darykit. Ir mes jau lapkritį turim atiduoti, taip kad mes žinom kaip, žinom kur rasti, žinom ką mes galim, ko negalim, bet mumis paprasčiausiai šiuo atveju labai riboja laikas. Kai mes turėsim daugiau to laiką, mes aišku pildysim tos visus dalykus. Bus ir taip, kad apie kai kuriuos nenustatytą mes nieką ir nerasim. Nesakau, mes kartais turim tik slapyvardę. Arba vėl ten kokia banditka Birutė ubita во время чекистско-войсковой операции. Bet mes pasakyti, taip, Birutė buvo tokiam būry, bet mes apie ją, pavyzdžiui, nerandam nieko. Tai mes žinom, kad jin buvo, būri ir likimo. Kitaip tariant, mes suprantam kaip ir ką ir tikimės, kad turėsim pakankamai laiką užpildyti visas spragas, kaip sakiau, pagilinti ir patikslinti jau mūsų tas visas žinias. Irgi bendrai statistikai tokį klausimą noriu. O įdomu, kiek buvo užverbuotų, nepaisant mūsų regionų, per visą Lietuvą, vienas klausimas. Ir antras klausimas, įdomu, kiek vis dėlto tų moterų partizanių sulaukė nepriklausomybės. Ačiū. O sakykit, sulaukė, tai reiškia išsislapstė, legalizavos. Aš tiesiog išgyvenau. Išgyveno. Taip, dabar dėl užverbuotų. Užverbuotų buvo, bet vėlgi didelę jų skaičiaus ir tikslaus aš dabar nepasakysiu, aš galiu tik pasakyti keletą istorijų, jeigu įdomu.
Bet esmė, vat vėlgi yra Žemaitijos apygardoj, Žemaičių tiksliau apygardoj, paėmė vyrą ir žmoną bunkerį. Jos nusivežė į Klaipėdą ir aš kiek suprantu, Klaipėdoj vyrui tiesiai pasakė, tu esi šioks toks vats, tu keli mum operatyvinį interesą. Jeigu tu sutinki padaryti tai ir tai reiškia, nueiti su tam tikrai žmonėmi tam tikrą vietą ir susitikti su savo bendražygiais, viskas bus tvarkoj. Jis žmogus sutiko ir dėl, kaip jie sako, didesnį įtikinamumą pasimk ir žmoną. Ir vat jie, kadangi visą apylinkę žino, jog jie buvo dviese, jog buvo, kaip sakoma, blava, jog jie ten kažkur bėga, nedabėga, jie vieną dieną ateina į mišką, abudu su nepažįstamai žmonėm, bet jie tai savi. Ir suma sumarum, tas partizanų būris yra iššaudoms. Ir jie ten dalyvavo dar vienoje ar dviejose tokiuose operacijose. Ir po to, kiek žinau, jie buvo išimti iš tos, sakysim, agentūrinę tinklą. Jiem nebuvo keltas jokias bylas. Jie buvo apgyvendinti Kuršėnuose. Ir ta moteriška, teka, jin po 90 metų kreipės prašydama statusą. Vyrui užteka proto, jis kreipės tik dėl brolio, o brolis jau buvo partizan žuvęs kažkurį laiką jau prieš visus tos reikalus. Jis kreipės, brolis gavo statusą, viskas tvarkoj, o jin kreipės ne kaip partizanė, kaip nukentėjus. Sako, aš sėdėjau kalėjime Klaipėdoj. Ir savo tam gyvenimą prašė, man pasako, mane verbavo, bet nieko iš manęs negavo. Ir aš nežinau, kokiu būdu, ten kažkaip tai panaip, bet lyg ir gavo tą statusą. O aš kažkaip nežinau. Bet vėl man tai pasitaikė visiškai netikėtai, aiškinantis ten visiškai dėl kitų reikalų ir visiškai, sakysim, irgi to būrė kažkokį kovotoją nužiūriu, va kaip. Kokia istorija. Ir vėl, aišku, suprasti tą žmogų gali, sako, mano vyrs labai pergyvena, visą tai jam buvo labai blogai. Man, sako, irgi buvo labai blogai ir panašiai, bet pragyvena iki nepriklausomybės ir viskas tvarkoj. Kits atvejis irgi yra pas Ramanauską aprašyts, kai jų štabą atėjo toks tipografijas, ar kaip pavadinti, meistras šitas. Su žmona, liepsna, neliepsna, kur anspaudus gamina, pijokėlis reiškia. Ramanauskas rašo, kai jis ten buvo baisus pijoks ir panašiai ir atėjo su žmona. Baudžiamoje byloje jų yra taip įdomi tokia, kad pirmą, reiškia, jos paėmė kažkuriais metais už partizanų kažkokius bendrus reikalus, po to jos patarda ir, reiškia, Vilniui kažkokiais sumetimais vyrą pirmą atvedė į geležinkelio stotį ir jis pabėgo kažkokiam neiškiam aplinkybėm. Po to moteris, ta žmona irgi ateina į geležinkelio stotį ir irgi neiškiam aplinkybėm pabėgo. Po kelių dienų jie atsiranda Varčios miškuose pas Ramanauską ir spausdinti ant anspaudus dėlio ir panašiai. Bet jeigu aš gerai atsimenu, tai ten partizanų jos išmetė, nes ten vyrs, reiškia, tikrai turėjo reikalą su alkoholiu ir jie patys to neapsikentė. Bet reikalas yra tas, kad jie abudu buvo užverbuoti. Daugiau iš moterų tų verbuotų, tai vėl nebuvo jau toks tipinis kelias. Jas labiau verbuodavo kaip ryšininkės. Kažkodėl, bent taip atrodytų. Nes gal tikėtasi, kad užverbavus ryšininkę bus daugiau naudos. Užverbavus kaip rėmėja, pas kurią ateina partizanai, pas kurią ten troboj kažkas renkas, kažkas daros, bus galima, kaip jie sakydavo, padvisti bandų, padoperatyvinių jų dar. Kažkas tokia. Bet šiaip partizanių verbuotų, kad buvo taip, skaičiaus nepasakysiu ir tai yra tikrai vienetiniai atvejai.
Pridėsiu, mes aptariam turbūt visiems žinoma Izabelė Vilimaitė, irgi buvo užverbuota kurį laiką ir jinai paskui, kai bandė nueiti pas partizanus ir pasisakė jiems, tai praėjo ilgas laikas, tas vadinamas karantininis patikrinimas, ar jinai tikrai neišdavinės jų ir būtent, kiek žinau, Šniuolis tenai laidavo, o jai buvo liktai karo lauko teismas buvo ir numatęs, kad reikėtų ją sušaudyti. Tai čia tų istorijų, kur jas užverbuodavo ir paskui jos ateidavo pas partizanus, pasisakydavo, kad taip, mane užverbavo, aš pasakiau jiem, kad dirbsiu, tai čia irgi ta klasikinė istorija ir tokių variantų būdavo. Ir aš dabar gal ne visai į temą, tiesiog prisiminiau, kaip mes kalbėjom apie tas ištekėjusias moteris Žemaitijos, būtent partizanės, tai aš tiesiog, čia gal tokia įdomesnė, juokingesnė istorija, bet būtent Rožė Jankavičiūtė, jinaigi parašė savo prisiminimuose, žemaičiai labai dvasingi partizanai, sako, kai jinai grįžo iš Tauro apygardos tenai iš savo komandiruotės, sako, o Suvalkijoje jie sakydavo, sako, kokiegi tu ryšininkė, jeigu partizanams nepagimdysi sūnaus ginti Lietuvai. Tai va čia gal irgi kažkokie kultūriniai irgi skirtumai būtent atsiradė ir ta prasme, Rožė žinojo, ką sako. Matyt, matė tuos tikrai skirtumus. Tendencijas. Tai nežinau, gal dar kažką norit pasakyti, o jeigu aš iš savo būtent skaitimo, būtent kai mes nagrinėjom tas biografijas, tai kas man irgi krito į akis ir Andrius tą irgi labai aiškiai savo diagramose parodė, būtent, kad Žemaitijoje tokia tendencija, kad patys vyrai, vadai, netgi tas pats Petras Paulaitis, Aidas, kvietėsi tam tikras moteris, konkrečias, kurias jie pažinojo, ateiti. Jie sakydavo, ateikit pas mus į partizanus, į būrį, jums bus saugiau. To tikrai nėra dažnai, pavyzdžiui, ypač Suvalkijoje, Dzūkijoje, kurie pakankamai taip žiūrėdavo ir ironiškai tas moteris ir labai konkrečiai, nes galbūt kita vertus jie turėjo gal nelabai geros patirties, kai būdavo, sakykime, tenai tos gal net šeimyniniai būriai, dėl kurių tenai paskui ta konspiracija sumažėdavo. Tai va tokie dalykai. Ir dar į akis krito tas dalykas, kad ne viena partizanė savo tardymo metu, jinai pasisakė, kad sakė, partizanai mūsų klausdavo, stengdavosi mūsų tą emocinį, būtent tą emocinę būklę, rūpindavosi, kad žinodami, kad vienai moteriškiai, merginai, dažniausiai jaunai tarp vyrų yra pakankamai sudėtinga, tikrai nebūtinai jauku, kaip Enrika sakė, gali būti, tai jie sakydavo, sako, tu truputį pakentiek, mes atvesime tau draugę, tai yra kita partizanė, tuo ateis, jums bus lengviau tarp vyrų kartu. Tiesiog, grinai yra pasakymuose labai žmogiški dalykai, tai toksai galėtum galvoti, kad žemaičiai vyrai tikrai tokie jautrus buvo, jautrus vyrai šitam dalykė. Tai galbūt, jeigu dar norite, prašom, klauskite. Priartėjau. Ačiū. Sveiki visi. Norėčiau, žinoma, padėkoti pirmiausiai ir už tą tokią labai išsamią paskaitą renginį, bet turėčiau tokių klausimų truputį kitokio pobūdžio. Atstovauju tremtinius ir čia mūsų yra narių, yra ir Šilalės kolektyvo. Visa medžiaga pateikta labai puikiai, ji pateikta tokia auditorija, kokia mes, bet labai sunku surinkti tą, kurie visiškai kitaip galvoja. Tai mano būtų vienas klausimas, ar yra kažkokia tai pas jūs centre medžiaga ruošiama, ar tokiam bendram visuomeniniam supažindinimui. Žinot, plačiau, kad ar per televiziją, ar kokiu galbūt suorganizuoti forumą tokiom progom. Ir dar vienas klausimas, be abejo, reikia pajungti ir tą jaunimą. Dabar žinom, kokie sunkumai yra su vadovėlių leidyba, tai vis dėlto tokios medžiagos į tos istorinius vadovėlius, kai kuriuos tikrai turėtų pakliūti ir galvojam, kad tai būtų vėlgi viena iš tokių informacinių, kada platesnė
platesnė auditorija visuomenės tai žinotų, netgi ir tie, kurie nelabai ir sutinka su ta mūsų patirtimi, kur mes iškentėjom, ar mūsų tėvai iškentėjo, ir tai būtų tikrai smagu. Ačiū. Taip, dabar dėl to, kaip čia Tamstas sakė ir kas dabar labai gražiai yra vadinama žodžių sklaida. Va dėl sklaidos. Tai mes nuo pat pradžios to projektą sugalvojom, kad atlikę va šitokį etapą mes važiuosim per muziejus, bibliotekas, mokyklas, kas tik norės mus matyti į tą kraštą. Pavyzdžiui, baigiam Aukštaitiją, mes važiavom per Aukštaitiją. Visą tai, ką mes čia šnekėjom, mes šiek tiek sutraukėm, šiek tiek gal trumpiau, paprasčiau, bet ten irgi susirinkdavo ir žmonės, ir pagyvenę, ir ateidavo mokiniai su klasėm. Ir panašiai. Tai darėm Aukštaitijoje, tai darėm Pietų Lietuvoje, pavasarį planuojam tai daryti Žemaitijoje, ir Kėdainių pusėje visur. Taip pat mes apie šitą projektą šnekam per LRT, šnekam, kitaip tariant, kas tik norėtų mus pamatyti ir išgirsti, mes esam pasiruošę nueiti ir pašnekėti, atsakyti klausimus. Aišku, būtų labai įdomu padiskutuoti, kaip ir su kitaip manančiais ir matančiais, bet būtent padiskutuoti, o ne pradėti apsižodžiavimą ir ginčą kažkokį, bet čia turbūt reikėtų pamėginti, tai praktikoje tiktų. Bet vėlgi, mūsų tikslas ir yra ne vien, kad padaryti projektą, atsiskaityti vyriausybę ir pamiršti. Mes ir sugalvojom, kad visas tas mūsų važiavims, pavadinkim taip skambiai, per Lietuvą, kaip mes sakėm, moteris keliauja per Lietuvą, tai ir yra mūsų bandyms atvežti va šitas mūsų žinias, apskritai pamastymą tokį paprastą ir ganėtinai žemišką į Lietuvos atskiras dalis ir būtent jaunimui. Ir jaunimui, jeigu iš 10 nors vienam kitam kažkas tai kilta, pavyzdžiui, užduoti klausimą arba kažką pagalvoti, įsiminti, manom, kad tai pasiekta kažkas yra. Bet šiaip mes, kiek galim, tiek mes stengiamės tai padaryti. Taip, dar gal bus klausimų, ar jau pakalbėjimų kažkokių. O jeigu ne, tai mes tada judam link pabaigos, tačiau pabaiga bus labai graži, kaip visą laiką bus pabaiga muzikinė ir norim pakviesti Gabiją su Robertu pratęsti. Ai, dar sekundę, dar nori Raimondas kažką pasakyti. Ačiū. Norėčiau pakviesti Santakos muziejaus direktorės pavaduotoją Darių Kiniulį. Jeigu keletą žodžių ir... Labą dieną visiems. Buvau atėjęs į pirmą paskaitą, bet maloniai likau nustebintas, tiek buvo žmonių ir mokinių, kad aš tiesiog netilpau net į šoninės tas patalpas, tai teko grįžti atgal į darbą, bet bent dabar paskutinę pranešimą išklausiau. Tai noriu tikrai padėkoti Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos centrui už tai, kad pasirinkot šitą mūsų muziejų čia surengti konferenciją ir žinoma suprantu ir tai, kad be mano kolegų Raimondo ir Aušros įdirbio nuolatinio gal tas muziejus ir nebūtų toks pastebimas, tai ir jums taip pat abiem labai dėkoju. Taip pat pranešėjams ir poniai Ramonai norim įteikti knygutę, ne mūsų išleistą bibliotekos, bet tai yra apie Šubertinę, tai yra apie šitą pastatą. Tai prašom, Dariau, įteikit poniai Ramonai. Poniai Enrikai. Poniai Gretai, taip, jeigu. Taip. Ir ponui Andriui.
Labai labai jums ačiū ir tikiuosi ne paskutinį kartą dar bendradarbiausime ir bendrausime. Ačiū. Tikrai taip. Irgi nuo mūsų ačiū rezistencijos tyrimų centrui, ponai Ramonai, ir galimybę mums prisijungti prie tokio prasmingo renginio ir turėti keletą prasmingų pokalbių. Ir labai jautri tema ir kažkaip tai palieti praeitį. Ta praeitis yra labai svarbi ir negalima nei pamiršti ir brangintų žmonių pasiaukojimus ir viską. Ir pasimokyti iš jų. Ir iš jų pasimokyti. atlikome savo kompoziciją Pro Saulėtekį. Dabar girdėsite vieną mylimiausių mūsų mažosios Lietuvos dainų, vėliau mūsų kompozicija Upė ir tada dar dainų.
paklausyti, apie ką ten svajojo mergelės. Prieš kalną beržai, pagaliai klevai, prieš kalną rugiai, pagaliai kviečiai, po mano tėvo vartų prasideda jūrės marės. Ei, siuntė, siuntė mane motinėlė, ei, siuntė, siuntė mane motinėlė, liepinėlių šiūruoti ant jūrožės krantelio. Vos tik norėjau, dar nešiūravau, vos tik norėjau, dar nešiūravau, atjojo jaunas bernelis ant juodbėrio žirgelio. Ei, bernyt, bernyt, bernyt mano, ei, bernyt, bernyt, bernyt mano, nekalbingi lakskalbelės, bars mane motinėlė. Ant jūrų kraštelio, kam ilgai buvai, ant jūrų kraštelio, kam ilgai buvai, šiūruoti liepinėlių, kam ilgai užtrukai. Sakyk, motinėlė, sakyk, sena galvelė, sakyk, motinėlė, sakyk, sena galvelė, atlėkė narūnėliai, sudrumstė vandenė. Turėjau stovėti, turėjau lūkėti, turėjau stovėti, turėjau lūkėti, kol narūnėliai nulėkė, kol vandenėliai nusekė. Tada nušiuravo sabalatai liepinėlis, tada nušiuravo sabalatai liepinėlis ir išdžiovino ant jūrožės krantelio. O dabar dedikacija visoms gyvenimiškoms aistroms ir kasdienybei. Valerija. A, jo.
arba kitokius šiek tiek. Nežinau, kaip čia. Aš tada pasirinksiu gal čia, nes reikia... Stoviu aš parimus prie rūtų darželio, kai paspaudęs ranką tyliai nuėjai. Ašarom sidabro verkia rūtos žalios, skrendi
kad jie paskutiniai dainai tai pakartotų būtent Jadvygos Žibinskaitės specialiai sukurtą šiam renginiu dainą ir aš dabar įjungsiu būtent, irgi galėsime jau antrą kartą visi kartu dainuot galbūt, prisijunkite, tikrai, va čianai to jau žodžiai bus, iš originalo to laikraštuko reikia pilną ekraną padarysim. Jo. Va, čia yra jūra kyla, va šitas pats iš jūsų pusės, jeigu žiūrėti, tai va, va čia nais. Jeigu matosi, jeigu nesimato, tai jau ten neprididinsim, žinot, tiesiog klausykimės. Bangas nemarės atjūruoja laivai, gal tai plaukia laisvėje veža, bet tikriausiai nei ir kodėl taip gerai, o be jos mums gyvenimo maža. Skęskit jūroj laivai, juk neatvežėt jos, pasiryšime patys jos siekti. Mes išeisim jos lauk, mes nevengsim kovos, bet turėsime ją parsivežti. Grįžim keliai čia, tu mergyt nerodo, ar girdėt jūra kyla prieš audrą. Vakaras puls, tu tyliai uždainuok, gal pasieks ir mane šitas vainas. Tu mergyt nerodo, ar girdėt
Tikrai su širpuliukais baigiam šį gražų renginį. Ačiū visiems, kurie atėjote. Ačiū, kurie skaitė, kažką sužinojo. Ačiū Robertui ir Gabijai, kur tos širpuliukus sukėlė pabaigoje. Tikrai, manau, kad dar susitiksime. Ir dainą išgirsime dar kartą. Ir išgirsime didesnė Lietuvos dalis. Visa Lietuva. Ačiū labai.